ar tu žinai, kad tavo darbo vieta yra pavojuje ir kad maždaug 65 procentai žmonių, kaip prognozuoja mokslininkai, per artimiausius 50 metų neteks savo darbo vietų. Kaip tu galvoji, kas užims tavoje darbo vietą? Taip, tavo darbo vietą užims ne tik tai dirbtinis intelektas, ne tik tai robotai sukurti visame pasaulyje, galbūt Kinijoje, galbūt Amerikoje ar Japonijoje, tačiau tavo darbo vietą užims likęs sveikas žmogus, užims tas, kuriam rūpi jo sveikata ir kuris be galo domisi ir rūpinasi savo mytybą. Ką reikia daryti? Naujausiais mokslininkų duomenimis tavo mytyba turi sudaryti 80% kokybiškas maistas. Tai vaisiai, daržovės, ankštiniai, grūdiniai produktai, mėsa, kaip jie rašo, geriausiai būtų laukinė mėsa arba laukinė paukštiena. Visa kita tai turi būti 5% prieskoniai, 5% žolelės ir 10% maisto papildų. Va čia aš tau galiu būti reikalingas. Sudėlioti tau maisto papildus, kurie papildys tavo mytybos racioną ir aš patarsiu, kaip susitvarkyti savo mytybą, kad tu darbo rinkoje išliktum ilgiau. Aišku, jeigu nori dirbti gerokai ilgiau, negu tau numatė dirbtinis intelektas bei sukurti robotai.